Sveiki, šiandien kalbėsiuosi su ypatingu svečiu, rašytoja Igne Zarambaite. Igne Zarambaitė yra ne tik apdovanojimus Lietuvoje bei užsienyje pelniusi vaikų literatūros rašytoja, bet ir beribės vaizduotės savininkė, kurianti išskirtinius meno kūrinius sau ir kitiems. Didžiulės sėkmės sulaukusi 2020 m. rašytojos knyga Juodavandeniai į paauglių išgyvenimus žvelgia itin pagarbiai ir kaip reta jautriai. Tuo pat metu neslėpiama visų gyvenimo baisybių, net jei toks atvirumas ir realistiškumas užkliūva keletui tėvelių. Tai kūrėja, ugdanti kūrybiškesnę ir drąsesnę Lietuvos ateitį. Jos kūrybos kelias dar tik prasidėjo, o jį jau galime pavadinti Ignės Zarambaitės aukso amžiumi. Malonaus žiūrėjimo. Labai ačiū Jums, kad Jūs sutikot su manim pasidaryti šį interviu. Ir manau, galima pradėti. Tai Vilniaus universitete studijavote vadybą ir verslo administravimą, o po to nusprendėte sugrįžti į Šilutę, į savo gimtąjį kraštą ir tapti rašytoja. Ar nesigailėte priėmusi šį sprendimą ir kaip jis paveikė jūsų gyvenimą? Ar teigiamai, ar labiau? Tikriausiai neneigiamai. Jeigu būtų neigiamai, tikriausiai vėl kažką keičiau, bet taip neketinu daryti. Tai paveikė stipriai, bet tai buvo sąmoningas sprendimas, prie kurio jau kurį laiką. Tai iš tikrųjų vienas geriausių sprendimų mano gyvenimo, tikriausiai ir vienas drąsiausių. Tai, nes nuo pat vaikystės siekiau to tokio įsivaizduojamo stabilumo, galbūt dėl tokios šiek tiek permainingos tos vaikystės, tai man atrodė, kad stabilumas gyvenime yra pastovus darbas, karjera, darbas galbūt dideliai įmonėj, kažkodėl man tokia asociacija kilo ir aš to siekiau, nors mėgau visai kitus dalykus, mėgau knygas, mėgau ir piešti, bet labiau susijau savo gyvenimą su skaičiais ir vis dėlto pasiekusi tą vadinamą stabilumą nesijaučiau laiminga. Buvau sėkminga, bet nelaiminga, tai būna ir taip. Ir tuo metu tiesiog keletą metų apie tai svarsčiau, kol nusprendžiau grįžti į gimtą miestą ir visiškai niekur ir pradėti tą pažintį su savimi, su savo pomėgiais iš naujo. Tai taip ir patekau į tą knygų pasaulį palaipsniui ir tikrai nesigailiu, nes tai prasmingiausia, manau, kad veikla, kokia buvau užsiėmusi iki šiol. Kas šiandien jūs paskatino sugrįžti? Nes, pavyzdžiui, Anikai, jūsų knygos Juodavandeniai pagrindiniai veikėjai, teko grįžti į savo gimtąjį kraštą dėl to, kad privertė aplinkybės susiklosčiusi situacija. Ir jūsų nieks neprivertė, žinoma, sugrįžti, savo valia pasirinkote grįžti, ar jums paprasčiausiai reikėjo ištrūkti iš to didmiesčio, ar dėl kažkokių kitų priežasčių teko grįžti? Tai kaip bebūtų keista, gal ne keista, kad jaunas žmogus nori iš pradžių ištrūkti iš mažo miesto, nes tenais, tarkim, daug kas vieni kitus pažįsta, ten tave visur mato, tie patys žmonės ir panašiai. Tai norėjosi ir šiaip didesnių perspektyvų, naujų pažinčių ir viso kito, kad aš prieš tai jaučiausi mažame mieste, lyg man būtų ankšta ir trūktų kvėpuoti. Kai gyvenau Vilniuje, nors turėjau labai daug veiklų ir su kurios ir sėkmingai klojasi, tačiau aš ten palaipsniui pradėjau dusti. Ne kažkas su tuo miestu yra, bet tikriausiai man reikėjo laiko pažinti geriau save ir aš tiesiog grįždama namo, aplankyti mamos į šiltas kraštą, patau, kad man žiauriai reikia mano marių, miškų, tų skersgatvių ir gatvelių, kurios galbūt asocijuojasi ir su gerais ir su nelabai gerais dalykais, bet tai yra mano savasties dalis. Ir tokia reikšminga, kad man intuicija tiesiog pradėjo vis garsiau sakyti, kad tavo vieta yra čia, nuo tos vietos, nuo kurios tu bandžiai pabėgti. Prasme, kad aš ten turiu kažkokių nebaigtų reikalų, gal net visam likusiam gyvenimui. Tai aš tiesiog toks vidinis balsas buvo, kad tiesiog pradėjau, tas dusimas, matyt, buvo dėl ieškojimo savęs, ne dėl vietos, ne dėl to, matyt, pabėgau nuo Šilutės, iš pradžių dėl ko galvojau, kad bėgu. Tai čia buvo tiesiog, ne ten šiek tiek pakrypau profesinę prasme, matyt, dėl to tas jausmas tas buvo. Ir dabar jaučiatės atradusis.
Taip, tai irgi buvo tokių ir paieškų, sakau, ir nežinomybės daug, nes ir tas pasitaikęs literatūros konkursas, nuo kurio mano literatūrinis Mm. kelias prasidėjo, tai visiškai atsitiktinumai buvo tokie, kur tiesiog nusprendžiau viską bandyti iš eilės. Ta prasme, tas, kas man kažkada truputį patikdavo ar labai patikdavo, vėl atkurti tuos dalykus, tai ir vėl pajaučiau tą malonumą rašyti, pasakoti istorijas, ką mėgdavau daryti vaikystėje. Kalbant apie knygą Juodavandeniai, būtų įdomu sužinoti, kiek pačios jūsų yra toje knygoje. Ar pagrindinė veikėja Anikos jos išgyvenimai ar kažkaip atspindi jūsų pačios paauglystės metus? Aha, nu čia dalykas, dėl kurio iš pradžių žiauriai ginčydavausi, kai man parašydavo, ar čia jūsų išgyvenimai, ar jūs, kokia sunki jūsų paauglystė buvo ir panašiai, nes dažnai ir ne tiek paaugliai ar jaunimas, o suaugę tą patina autorius, Taip. pastebėjau su knygomis ir aš iš pradžių įrodinėdavau, kažką ginčydavausi, paskui galvojau, man tai labiau, kam tą daryti ir tai tiesiog pakikendavau tyliai, taip, taip, sakydavau. Aišku, sakyti, kad autoriaus nėra knygoje, ta prasme, tai būtų kažkaip nu ir kvaila, nes tu vis tiek rašai, perleidi per savo prizmę, bet ten konkrečių patirčių labai nedaug, ten tokie gal įvykiai, kaip žuveles surenka nuo kranto, neša, vat, pavyzdžiui, į vandenį atgal, nes vat, potvynis atslūgo. Tam tikrų tokių įvykių, ką aš iš tikrųjų esu išgyvenusi, tam tikrus žmonės sutikusi, šiek tiek tokio tipažo, bet tie patys veikėjai yra dažniausiai kaip mozaikos iš keleto žmonių sudėti, nėra prototipo konkretaus. Kaip ir aš Nenikos esu prototipas, nors dažniausiai pasiema žmonės faktą tą, kad aš irgi išvažiavau į sostinę ir grįžau ir viskas, čia jau yra apie mane. Nors ten kitų skirtingų ir gyvenimo laikotarpių ir priežastis visa kita yra skirtinga. Tai aišku, pavyzdžiui, manęs dar klausė, sako, dėl ko jūs per merginos perspektyvą pasakot, ne per vaikino. Tai žinoma, man ta psichologija suprasti merginos, tarkim, yra lengviau, nu, aišku, vaikinų irgi galima, aš tai daug draugų turėsiu ir vaikinukų, ir vyrų, ir panašiai, gerai atrodo įkandi, bet čia norėjau per gilesnius klodus pereiti ir tiesiog supratau, kad man bus paprasčiau, kaip būsiai paaugliai papasakoti iš Anikos tokios psichologinės perspektyvos, per jos motyvus ir panašiai šitą istoriją. Tai yra tokių, bet tikrai ne biografija. Perskaitai savo knygą Juodavandenius, kas man labai patiko, iš tikrųjų lietuvių mitologijos, tai Aupelius, Juodavandenis, Jumyra, Marių deivė. Kaip apie šias būtybės sužinojote ir kas jose jus sudomino? Mhm. Taip labai miglotai buvau kažką girdėjus, iš tikrųjų pradėjau sąmoningai ieškoti pamario mitologijos, jau pradėjusi rašyti, tiksliai nepamenu, gal tik tai ruošdama tokius parengiamuosius griaučius. Ir iš tikrųjų nustebau, kad taip iš tikrųjų nelabai ką esu girdėjęs, nelabai taip paplitę, bet pradėjau skaityti, kad vat, apie Jumpyrą, apie Aubilius ir kas įtraukia tas dvilypumas vėlgi, nu, matyt, dvilypė ta pati knyga. Ir paralelių tokių pilna, kad tiek Jumpyra, tiek Aubilija tokie irgi dviprasmiai, kad jie neša pragaištį, jie nuodėmingusius baudžia, skandina vat žvejų laivus, pavyzdžiui, jeigu nepaklūsta marių įstatymams, bet viena vertus jie žudo žmones, neigiami ir ne, kita vertus jie ir teisybės nešėjai, nes ne bet kokius, o nuodėmingusius baudžia. Tai va tas toksai dvilypumas mane ir patraukė, iš pradžių nebuvau tikra, ar panaudosiu tai ir ne, bet galų gale ten tikrai įsikomponavo tai knygui, nes man priminė vėlgi, kaip ir vandenį, ir žmogų, ir tie patys juodavandeniai, Jumpyra, Aubiliai, kad mes visi turim savy ir gėrio, ir blogio, ir neaišku, kokia ta proporcija, kokiu gyvenimo laikotarpiu vyraus. Dažniausiai kinta. Ar apie tą mitologiją galvojate taip, kad tai bus lyg įamžinimas ir kitoms kartoms, kad nepamirštų lietuvių mitologijos, ar tiesiog norėjote pagyvinti kūrinį? Tai ir taip, tikriausiai abu du niuansai, kad apskritai man tiek Šilutės kraštas, tiek mažoji Lietuva savo istorija labai savita ir kultūriniu, ten istoriniu požiūriu, ir geografiniu, nu, žodžiu, ko labiau gilinėsi, to darosi įdomiau. Ir dėl to vienaip ir kitaip, aš nors vietovardžių niekuomet neminiu, bent jau iki šiol savo knygose, bet kažkaip tam tikras detalės įdomias norisi įpinti, taip, kad ir taip išliktų.
Ir jeigu, žinoma, jeigu tai įneša kažką į kūrinį, jeigu tiesiog nuleidi faktą ir jisai ten nieko nereiškia, tai, nu vėlgi, matysis, kad tai dirbtina, ar ne, bet jeigu jisai tikrai papildo tekstą, kodėlgi ne. Dabar užduosiu gal tokį šiek tiek, Lietuvos visuomenė labai aktualų klausimą ir manau, kad jis gal susijęs kiek su juodavandeniais. Tai ką manote apie literatūros cenzūravimą šiuo metu? Tai, kalbant apie nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos poveikio, viešosios informacijos poveikio, kaip, ar dėl to kažkaip įtakoja jūsų manymu lietuvių rašytojų kūrybą ir dėl to jų kūriniuose vengiama kalbėti tam tikromis temomis? Irgi gal atsakytų kiekvienas savai, bet tos tokio atsargumo, aš nežinau, aš pati su tokia konkrečia visiškai cenzūra nesusidūriau asmeniškai, tai taip visiškai iš savo perspektyvos negaliu pasakoti, bet iš tokio, kad, pasirinkim saugesnį variantą, gal tą išbraukiam ir panašiai, tikrai tas yra. Ir kartais dėl tokių vietų, kur, tarkim, nelabai tu ten ką išvelgtum, atrodytų, bet vėlgi, gal kažkaip švelniau. Tai kartais iš tikrųjų reikia autorių atstovėti, kartais ir leidyklą kitą galvoju pasirinkti, kartais pasiginčyti ir panašiai, bet tokia kaip kryptis, kad kaip rašyti ir nerašyti, kažkokia tokia nematomos tos ribos kaip ir egzistuoja, sakau, tai jas aš irgi jaučiu, bet tik tai tiek, kad taip jau griežtai kažkokią sieną nesu atsirėmusi. Esu pasiginčiusi dėl tam tikrų vietų, iš tikrųjų, kad čia gal per aštriai, čia gal kažkas nesupras, čia gal tėvai supyks, tarkim, iš tikrųjų, dėl juodavandenių, tai aš kartais turiu su tėvais pasiginčyti, o dėl ko tokiam temam reikia kalbėti, o dėl ko, ar aš nepropaguoju, jeigu apie tai rašau ir ne, tai žodžiu, ten atskira diskusija, atskiras pokalbis jau, bet iš tikrųjų tokios, sakau, gairės egzistuoja ir kartais galvoju, kad jeigu ta literatūra iš tikrųjų ypač paaugliams būtų atviresnė, drąsesnė, platesnė, tai nuo to tik tai daugiau skaitytų žmonių jaunų ir, pavyzdžiui, tas mano atstovėjimas, kad ji būtų tokia, kokia ji yra, man atrodo pasiteisino iš esmės dėl to, kad jeigu ir galbūt sakyti, dėl ko ją skaito, ir kažkas kitų, kaip, tokia skaitoma, populiari gana knyga, nes 3 tiražas, jeigu neklystu, pati jau dabar nebesužiūrėjau, tai už tą atvirumą ar nefiltravimą būtent. Bent jau kiek patys paaugliai parašo, tai sako, pagaliau kažkaip, nenuvertina mūsų problemų, arba ten, parašyta taip, kaip yra, ir panašiai. Išėjo į tokia tamsesnė knyga, bet, realybė irgi ne visą laiką vien balta būna. Tai. Tokios veikėjos kaip Gerda, kurie atvirai reiškia savo jausmus, tos pačios lyties partneriai, įtraukimas net jei tai vos keli sakiniai paauglių literatūroje, ypač lietuvių literatūroje, yra labai pagirtinas dalykas, nes tai realu ir dažnai vaikams aktualu ir be galo svarbu, nes neatmeta tokios meilės, ją normalizuoja ir ją normalizuoja vien patvirtindamas, kad jos egzistavimą, kad egzistuoja ir palaiko, suteikia vilties tam vaikui, kuris galbūt tapatinasi su Gerda, bet panašaus pavyzdžio nemato savo aplinkoje arba nejaučia palaikymo. Kodėl jums buvo svarbu arba kodėl jūs įtraukėte tokį veikėją kaip Gerda? Man kažkaip natūraliai nebuvo taip, kad atsisėdau, dabar galvoju kažkokios aktualios temos ir aš jas įtrauksiu. Galbūt viskas atvedė tą paralelę žmogaus ir upės, kad būna, kad mes netelpam į savo tus nubrėžtas iš aplinkos ribas, ar ne tas parašytas, kartais jau ten šiek tiek liečiam savo tais kraštais, kad būna kažkokie lūkesčiai mūsų atžvilgiu, bet mes ne visą laiką juos atitinkam. Tai kalbant apie žmogų kaip upę, man taip kažkaip kuo įvairesnių tų veikėjų norėjosi parodyti ir tikrai ten kaip ir Anika, kaip ir žavisi ir net ta drąsa, ir panašiai, kad, sako, iš mūsų mieste mažam, tik tai upėm ir leidžiama išlipti iš tų krantų. Tai aš ir norėjau parodyti, kad normalu yra žmogui išlipti, kad čia nėra, visai tie lūkesčiai kažkokie ar normas, tai čia yra mūsų susikurti dalykai ir jie nebūtinai su realybė sutampa. Tai sakau, taip labai natūraliai įsipynė ir tai nebuvo kažkoks toksai sąmoningas įtraukimas. Ar sulaukite žinučių iš vaikų arba tėvelių apie tai?
būtent tą įtraukimą Gerdos. Ai, dėl Gerdos galbūt ne konkrečiai nesulaukiu, bet dėl tų temų, dėl tos tamsos, galbūt ar tai tos pirmosios seksualinės patirtis, ar svaigalai, kad aš jau jeigu įtraukiu, tai nu, kodėl va čia tiek tamsos. Aš galbūt vaikui duočiau nuo 18 skaityti, dėl ko ten parašyta nuo 14. Aš galvoju, kiti tikriausiai niekada neduotų skaityti. Sakau, va tas, kad kalbėti sudėtingom temom, man atrodo, ai geriau, nu vat, iš tikrųjų aš tą cenzūrą labiausiai iš tėvų ir pajutau, net ne iš leidyklų, ne iš kažko, tai kad jie, nu, aš suprantu, ne iš blogų ketinimų, iš norėjimo apsaugoti savo vaiką, bet kartais iš to norėjimo apsaugoti, nu, tokių nesąmonių padaro ir tie patys tėvai, ir ne. Tai ir skaudina kartais labiausiai iš to norėjimo apsaugoti, netikėjimo tokio galbūt ir bijojimo, kad nusivils tas vaikas, kad nepasiseks, kaip kiti pažiūrės ir panašiai. Tai vat iš to, tai aš taip ir kalbėdavausi, kad labai svarbu, kaip tik jūs perskaitykite tą knygą, tegu ir vat jūsų dukra ar sūnus perskaitys, tai atsisėskit ir pakalbėkit apie tai, jeigu jums taip neramu, kad kažkaip gali propaguoti tą knygą, kad jie netaip supras ir panašiai, tai bus, nu, penas diskusijai. O dabar jeigu mes nekalbam, nerašom, viskas tik tai drugelės ir gėlytės, nu tai kaip, ta prasme, kaip tam paaugliai jaustis, kad nu, tikrai savęs neras literatūrai, tai kaip paskui jau jį paskatins skaityti, tai nusakys, nu, skaitykit patys tokias pasakas. Tai aš sakau, vienai prašau vaikams, nors ten yra tikrai irgi ne apie drugelius ir gėlytes, vien tik tai yra ir sudėtingų labai temų, bet paaugliams dar atviriau ir dar plačiau. Ir tikriausiai tiems vaikams, kurie skaito, nereikia aiškinti, kas yra geras elgesys, kas yra blogas, jie gal patys gali apsispręsti ir nuspręsti. Taip, per veikėjų pavyzdžius ypatingai, ir ne, jeigu dar nėra tas požiūris suformavęs pasaulėžiūrą, galutinai vertybės, literatūra irgi vaidmenį stiprų vaidina tame, bet per veikėjų pavyzdžius irgi gali, nu tai geriau iš veikėjų tegu mokinas ir klysta, ar ne, negu patys savo kailiu, jeigu taip pažiūrėt. Panašių knygų Juodo vandenyno galėtume mes tikėtis ateityje. Ir klausimas nuoširdžiai noriu žinoti ir tikrai, kai tokia pasirodys, tikrai perskaitysiu. Aš labai tikiuosi, nes dabar šiuo metu rašau, koreguoju tiksliau antrą savo kūrinį, nes esu vieną kitą pradėjusi, bet labiausiai dabar vieną idėją savo tikiu, kurią vystau ir koreguoju. Ir tikiuosi, kad ji tikrai nebus prastesnė, bus galbūt ir geresnė už Juodą vandenį. Nenoriu prisišnekėti į priekį, bet tikrai, kad bus daugiau kūrinių paaugliams, tai tikrai 2 mažiausiai, ir aš manau, kad bus daugiau. Ir laukti atsiliepimų. Gal galite išduoti, ar ji bus šviesesnė, ar net tokia pati tamsi, arba, nu, kokio, pavyzdžiui, jausmą sukels žmogui, jeigu jau pradėt rašyti. Gal kaip bus nuo pradžios iki galo parašyta, būtų lengviau atsakyti, nes būna užvirauja kažkoks jausmas. Šiaip bus šviesesnė, bet tikrai ne dėl to, kad imčiausi vis dėlto kažką filtruoti. Tiesiog tema tokia, kad vėlgi tas įėjimas į šviesą, ne iš tamsos, taip visiškai kitokį per kitą siužetą, bet šviesos ten bus daugiau, tiesiog žmogus toksai veikėja pagrindinė tokia, kad ji nuolatos ieško šviesos ir aišku, ji savaime jau nuo mažumės turi daugiau tokių būdų tą šviesą rasti. Tai dabar labai iš abstrakčiai kalbu, bet ką žinau, kai pabaigsiu, galbūt vėl bus juodesnė negu Juodą vandenį, aš nežinau, bet aš taip spėju, kad vis dėlto bus šiek tiek pakilesnė knyga, nu reikia įvairovės. Vaikams skirtų knygų rašymas yra toks pats svarbus kaip ir jų iliustravimas? Manau, kad taip. Irgi gal priklauso nuo pačios knygos. Tai tarkim, yra tekstinės knygos, kur, nu, aišku, vyrauja tekstas ir, aišku, viršelis jau žaidžia savo reikšmės, kad tą knygą pamatytų, pastebėtų, pritrauktų ir nedėmesį. Bet viduj gali tų iliustracijų ir nebūti, jeigu kalba tas tekstas pas už save, bet paveikslėlių knygui, kur žaidžia tekstas su iliustracija. Tai ten dar klausimas, nu, ar 50 ar dar svarbesnė proporcija yra iliustracijų pusėje, jos labai gali daugiau savyje sutalpinti.
ten to teksto tiek tu neprirašysi į paveikslėlių knygą, kiek gali iliustracija atskleisti. Tai, nu, čia labai nuo knygos priklauso, iš tikrųjų, ir dažniausiai, kai autorius, manau, kiekvienas turėdamas idėją galvoj, jau turėtų kažkaip numatyti, kiek ten bus žodžių, kiek bus iliustracijas ir kiek tą indėlį kiekviena iš jų atneš. Taip. Ar dar neteko pačiai iliustruoti knygos? Ne, neteko. Šiaip mėgstu piešti, tiesiog tai daryti savo kaip pomėgiui, terapijai, visiškai ten nepaisant kažkokių taisyklių, bet niekada nesakau niekada, nes kai pasakau niekada, tai būtinai tai padarau paskui. Tai tiesiog, kad neapgaučiau pati savęs, tai sakau, tikrai galbūt bus tokia idėja, bus tokia istorija, kur suprasiu, kad, nu, tik aš galiu, vat, nu, tarkim, ir tik aš noriu iliustruoti šitą istoriją, tai manau, kad per gyvenimą dar padarysiu tai. O kalbant apie tai, ar kartais sunku bendradarbiauti su iliustratoriais, kuriant iliustracijas knygai, ar galbūt kartais jūsų idėjos ir vizijos yra kitokios, nesutampa ir ar sunku rasti kompromisą? O visokių istorijų būna iš tikrųjų ir jau nuo labai labai lengva, nuo labai labai sunku. Tai čia sueina du kūrybiniai žmonės, kaip ir visa leidybinė komanda, bet ir dailininkas ir teksto autorius. Ir čia kai būna susitinki žmogų, vieną iš pusės žodžio supranti ir net neprasižiojus, o kitam kalbi valandą ir vis tiek nieks nesupranta vienas kito visiškai. Tai tas pats yra ir čia. Kitas kito tavo tekstą ir visiškai nepaliečia jo, tarkim, tai visiškai jo nesumponuoja ir tai aišku, piešiant iliustracijas, tai atsispindi. Ir tu lik buksuoji ten visam procese. O yra tikrai nekartą buvo taip, kad aš cituoju tekstą ir tiesiog gaunu jau visiškai galutinės iliustracijas ir aš neturiu prie ko prikibti ir man ten kaip tik, nustebino mane, aš ten pati kokių detalių įdomių surandu, kaip tas kitas žmogus pamatė mano tekstą ir dar papildė, išplėtė tą istoriją. Tai visiškai, kartais pažįsti žmogų, pažįsti dailininką ir žinai, ko tikėtis, o kartais ne. Tai, bet aišku, įdomu ir taip su pažįstamais dailininkais, nes nebandytais, taip sakant, irgi bendradarbiauti. Bet niekad nežinai. Taip, ir tai, man atrodo, svarbus klausimas, nes pati esate menininkė, pati tapote ir galbūt tiesiog matote, kiek žmogus įdėjo darbo, ar jis kažką supranta ir, na, tikrai, tikriausiai vis tiek kažką ir jūs pati suprantate. Tai jūsų knygos išverstos į latvių, estų, ukrainiečių, slovėnų kalbas. Tai norėjau paklausti, koks tas vertimo procesas, ko reikia, kad kažkokią knygą galėtų, na, išversti žmogus ir kiek užtrunka laiko, ar net sunku rasti žmogų, kuris mokėtų ir lietuviškai gerai ir galėtų, na, išversti knygą. Koks visas tas procesas? Aš manau, kad gal skirtingų autorių gali būti ir skirtinga patirtis, bet tuo atžvilgiu man viena iš paprastesnių yra tų proceso dalių, kai keliauja tos knygos į kitas šalis, nes yra literatūros agentas Benas Bėrantas, kuris iš tikrųjų jau kaip ir Lietuvoje vaikų, paauglių literatūros tą pasaulį ganėtinai užkariavęs ir žinomas, ir jis tikslingai vyksta į muges, jis turi daug pažinčių ir užsienio leidyklose jis siūlo lietuvių literatūrą ir tikrai nemažai dabar pasaulio apkeliavusi ta literatūra mūsų yra. Tai jis žino, kas yra geras vertėjas, kurie yra, tarkim, jau su patirtim, kurie pradedantis, jis ir leidykla žino, šiaip autoriai, kuris tik tai leidžiasi Lietuvoje, sudėtinga yra tuos dalykus sužiūrėti. Tai man yra lengva, nes yra Benas, yra Lietuvos kultūros institutas, kuris ir tokias vertimų skatinimo programas organizuoja. Tai tiesiog tie dalykai už mane ieško vertėjų, leidyklų ir panašiai. Tai būna, kad atsiranda leidykla norinti užsienyje, susidomėjusi knyga, tada atsiranda ir vertėjas automatiškai ir galima finansuotis tą vertimą, kaip sakiau, per Lietuvos kultūros institutą. Tai tiesiog būna, kad ta knyga jau gyvena gyvenimą kitą be manęs ir aš jau pamatau tiesiog išleistą kitoj šaly knygą. Gaunu, kaip, pavyzdžiui, turiu Juodavandenį visiškai kitaip atrodantis Latvijoje, ar ne? Tai, irgi visiškai kitaip iliustruota. Tai labai įdomu. Atiduoda tą knygą kitam rankas ir pasitikite jais, kad jie ją pavers, na, kitų kūrinių, daug gražesnių arba, nedaug gražesnių, bet tiesiog tokio pačio dalyko. Taip, ir dažniausiai, kad
sakau, vat kiti žmonės kaip Benas, jisai atrenka, kad didesnė tikimybė būtų, kad tas rezultatas iš ties bus geras ir belieka pasitikėti, nes, nu, kartais būna tiesiog ir tam tikrus dalykus turi sužiūrėti, o kartais tiesiog sėkmė daug įtakoja, tai paprasčiausiai, kur nenumatoma yra. Tai ir tiek. Lankėte tiek daug bibliotekų, mokyklų, begalė Lietuvos miestų bei miestelių, bendrauti su pulkais vaikų ir paauglių. Kas jūs paskatino vis nuvykti į tokius susitikimus ir gal ko jie jūs išmokė? Paskatina, tai labiausiai, kad tiesiog paskambina mokytoja ir sako, mes visi skaitėm tą knygą, mes labai norim su jumis susitikti ir panašiai. Tai tiesiog, kad tu matai, kad skaito, tu matai, kad yra poreikis, arba tiesiog labiausiai tas poreikis atsiranda iš tų žmonių, kurie dirba su tais vaikais, iš tikrųjų jie mato tą poreikį, arba kaip tik paskambina ir sako, nu neskaito ta mano klasė, ir aš galvoju, gal jeigu jūs atvažiuosite ten, nu papasakotis iš savo, nu, perspektyvos, gal, nu, kažkas pradės skaityti. Tai iš tikrųjų labai įvairiai būna ir eina, va, tas toks bendradarbiavimas, aš pati viena, kas aš nuvykčiau, tai, nu, visiškai, bet labai priklauso nuo to tęstinio tokio darbo, kiek įdeda bibliotekininkai, mokytojai, ten tėvai vėliau, ar ne, kad vaikas ar paauglys skaitytų. Labiausiai, aišku, vaikai, nes paaugliai jau labiau patys renkasi, bet vis tik ten tam tikro autoriteto vaidmuo irgi gali labai daug sužaisti. Ir ką iš to gaunu, tai atgalinį ryšį iš tikrųjų labai gaunu, nes ir idėjų naujom knygom, ir apie esamą sužinau labai daug, ir kaip kiti vaikai, kiti paaugliai, kiti apskritai, nu, suaugę pažiūrėjo, nustebino, jie tokių dalykų kartais atranda, kur aš visiškai atrodo pati, nežinau, kad yra tokių būdų pažiūrėti į tą istoriją iš tokios pusės. Tai tikrai kažkaip ir šiaip galvoju, jeigu sėdėčiau vien rašyčiau, užsisėdėčiau, atitrūkčiau, gal kažkaip, nežinau, pamirščiau, kam rašau, dėl ko rašau, tai man tiesiog būtina ta kita dalis išeiti, susitikti su ta auditorija, kam tu rašai. Visapusiškai ir kad tęsti tas prasmingai veiklas ir tikslingai ir taip sakau, gauti tą atgalinį ryšį. Tai dabar neįsivaizduoju, kad gali būti kitaip. Ir vaikai jūs kažko išmokė ar ne? Vaikai? Susitikimai su vaikais. Susitikimai, taip, tokio atvirumo ir kad negali būti nepatogių klausimų. Pavyzdžiui, geriausiai išmokė tas, nes nu, paaugliai dažnai sutinka va šitaip rankomis ir su tokiu šiek tiek bloku. Ir jeigu pavyksta, tai tas blokas nueina ir jie bendrauja taip pat su tavim, kaip tu su jais. O vaikai dažniausiai jie pasitinka jau atvirom rankom, atvirom akim ir jie ten tave iškomentinės visko, ko jiems reikia. Tai ir kartais net išgirsti kažkokį klausimą, jie būna ir keisti, ir įdomus, ir labai atviri, tiesiai šviesiai. Tai iš pradžių ir juokas imdavo, ir sutrikdavo, ir panašiai, tai pranti prie bet kokio klausimo. Tai ir prie to tokio atvirumo, nuoširdumo tikrai, nu, kažkaip man su vaikais, paaugliais ir geriausia. Nes aš esu ir suaugusiems vedusi renginius, tai ten atskiros peripetijos, bet kažkaip su jaunesniais skaitytojais man gerokai labiau patinka. Dar paprastą gal tradicinį klausimą, kokie rašytojai šiandien jūs įkvepia? Iš tikrųjų, daug knygų skaitau vaikams, paaugliams, suaugusiems, visos man įdomios, žodžiu, nu kaip visos tos tikslinės grupės įdomios, aišku, knygų irgi pagaunu ir įdomių, ir labai prastų. Bet vis dėlto, jeigu sako, kas įkvėpia jūs būti rašytoja, tai mane labiausiai įkvėpia vaikystės knygos, vaikystės autoriai. Tai aš dažnai interviu atsikartoju, bet iš tikrųjų man labai buvo reikšmingos knygos, nes dabar gali man įtakoti, kažkas įkvėpti, kažkas neįkvėpti, bet tuo metu mano gyvenimą kreipia, nes tos knygos buvo mano kelrodės, aš buvau uždara, neturėjau gal su kuo ten įsikalbėti, mano problemų irgi nelabai kas žinojo, tai tie veikėjai, tie autoriai buvo, va tie tokie kelrodžiai ir įkvėpėjai, tai Anė Žaliastogių, Tomo Vidurnačio parkas, Poliana, ta prasme buvo visa serija 10+ atrodo. Dabar nežinau, kiek vaikai ją skaito, iš tikrųjų, dirbau šiek tiek bibliotekoje, matydavau katimą, bet nežinau, ar perskaito. Vieni perskaito, tai kiti galbūt ne, nes tos knygos tokios storesnės, jas ten plačiau aprašomas. Bet ten tie veikėjai tokie taigus, jie tokie ir jautrus, bet tokie ir stiprus labai. Tai tikrai jie buvo mano mokytojai tokie, nes aš visą laiką susidūrusi su sunkumais lygiuodavausi į juos.
Ir tuo pačiu slapčia galvodavau, kad tie autoriai kažkokie yra magai, nes visiškai persikaldavau aš į tą pasaulį ir pamiršdavau viską aplink. Ir man tie veikėjai būdavo kaip draugai, tas autorius irgi netgi vertėjas ir tas draugas jau būdavo, pasiskaitydavau, kas jis toks. Tai va toks būdavo kaip užnugaris ir visą laiką aš lygiuodavausi į juos ir galvodavau, aha, jeigu apie mane parašytų knygą va dabar, tai kaip, ar man būtų gėda ar ne, ką aš dabar padariau arba padarysiu. Tai dažnai būdavo pasielgdavau drąsiau, geriau, kažkaip tai ryžtingiau, tarkim, negu kad gal tų knygų, jeigu nebūtų buvę, kaip būčiau pasielgusi. Tai tikrai tos vaikystės knygos labiausiai įkvėpė. Manau, jūsų sunku būtų nepavadinti ir menininkė, nes jūsų kūryba nesustoja ties rašymu. Ir gal norėjau paklausti, ar vis dar lipdote, siuvote lėles, figūrėles tokias, nes mačiau, kad tikrai su vaikais siuvote tokias dirbtuvėse. Jie atvažiavote. Taip. Dirbtuvėse dabar daugiausiai ir gaminam, kuriam mes visokiais veikėjais, visokiausiais būdais, nes mano kita darbo to dalis yra atsistot nuo rašomo stalo, ar kur aš ten besėdėčiau, rašyčiau ir važiuoti po visą Lietuvą ir ne tik, ir susitikti su vaikais, paaugliais, ir mes ten kūrybinės dirbtuvės turim. Tai tikrai kuriam personažus ir ko tik tai nedarom nuolatos. Aš pati dabar tų savo veikėjų lipdau mažiau, bet vis tiek prisigalvoju veiklų. Tai ten kažką susikonstruoti, tai va, jeigu ką ant sienos išlipdyti kažką, nes irgi mėgstu sienas dekoruoti. Tai man, pavyzdžiui, rašymas yra protinė veikla, man žiauriai, jis jau išneša, žiauriai patinka, bet kartais būna ateina laikotarpis, kai aš turiu tiesiog sustoti ir be žmonių, be minčių, visiškai, taip sakant, kabutėse pasileist plaukus ir kažką lipdyti, atjungus smegenis ir viską, mano tokia terapija, ar kažką rankomis daryti, kad tiesiog pernelyg neįsipareigot, bet lipdau ir man išeina, aišku, pastoji gamtos fragmentai, kokie nors, nes didelė gamtos mylėtoja esu. Ir man būtinas toksai atsipūtimas ir pamainimas šitų veiklų, tai kitaip tikriausiai nepersikraustyčiau ir kažkur pradėčiau buksuoti. Atrodo, kažkur minėjote, kad vieną iš būdų pasakoti naudojate šešėlių teatrą. Papasakokite, kaip tai veikia ir kas tai yra. Nesu aš aktorė, nesu specialistė didelė šešėlių teatro, bet tiesiog per dirbtuves mes su vaikais, aš jiems parodau, kad galima istoriją pasakoti daugybę būdų. Tai aš tai darau per žodžius, per tekstą, bet kartais aš tiesiog lipdau sieną su istorija ir net irgi ten tam tikri siužetai vyksta. Tai kartais būna personažas, kurį mes, kaip sakiau, susikarpom, o šešėlių teatre, tai aš pasirinku kažkokią savo knygos ištrauką, ir būna pavardinti veikėjai, mes kiekvienas juos ten įsikarpom, pasidarom ir ne. Ir yra dėžė apšviesta ir mes bandom suvaidinti. Bežodis toks teatras, ta prasme vieną aš, tarkim, kaip skaitovė skaitau ir jie suvaidina. Tai labai svarbu, kad vaikai pamatytų, kaip sakiau, kad ne vien žodžiais ta istorija pasakojusi, gali judesiu, gali mimikom, gali ten šešėliais, gali kažkaip, visos juslės tai įtrauktos gali būti. Tai ir istorijų papasakos, 1000 būdų skirtingų yra. Atrodo, kad jums visada reikia kažkaip išreikšti savo tą kūrybiškumą ir kūrėte net tokias popierinės instaliacijas, atrodo, kaip priėjote prie to ir kaip jas pradėjote kurti. Tai ten irgi taip natūraliai išėjo, šiaip esu dirbus įvairiausius darbus, bet vienas iš jų buvo bibliotekoje ir kai įsidarbinau, tai man buvo toks, jokia naujiena, bet tiesiog toksai labai malonus vaizdas, kaip išveža nebe paskaitomas knygas, pasenusias, išplyšusias knygas, tiesiog atiduoti makulatūrai. Ir man vis tiek kažkokie ten sentimentai su tom knygom, aš kartais ten tikrai, bevertė būna literatūra, arba sakau, tiesiog neįmanoma tų knygų skaityti. Bet ir galvoju, ką galima bent iš dalies iš tų knygų padaryti. Tai vėlgi, tiesiog atsirinkau dalį jų, nežinodama, ką darysiu, ir paskui pabandžiau tokias kaip knygų skulptūras kurti. Tai vėlgi lipdant, karpant 3D pasaulius. Ir kas buvo įdomu, tokiu būdu pasipuošiam bibliotekos langus, tai ateidavo skaitytojai ir kiekvienas ten matydavo skirtingas istorijas. O jis sako, žinau, čia tas pasaulis iš to ir tos ten, ar filmo, ar knygos, ar panašiai, nors ten nieko tokio negalvoja, bet kitas, o žinau, čia iš ten ir ten. Ir
tų skaitytojų, kurie anksčiau išvis gal su tavim nekalbėdavo pernelyg, jų ta vaizduotė sudirbdavo, taip kažkaip suveikdavo ir atsiskleisdavo, tai man tikrai pasirodė įdomu, tai aš paskui ir vedžiau užsiėmimų ciklą, būtent knygų skulptūrų, kur kiekvienas galėjo norintis susikurti po savo tą knygos pasaulį. Šiaip tiesiog, kad ar pasipuoštų namus, ar turėtų, ar vaidintų kažką jame, nes galima ar taip. Tai va taip kažkaip tiesiog įsivystė iš situacijos. Vienam interviu sakėte, kad tokių sienų nelipdytumėt kitiems žmonėms, bet lygtais mačiau, kad yra toks puslapis kaip jaukus kampas. Taip. Tai ar pasikeitė ta nuomonė apie tai? Ar... Iš tikrųjų, tai taip, aš sakiau, jeigu atsirastų kažkokia tokia siena, ne, kurią norėčiau lipdyti, tai lipdyčiau. Esu lipdžiusi kitų sieną dabar jau, esu lipdžiusi kitiems paveikslus. Tai dabar man paveikslą yra lengviau lipdyti, tarkim, ir kitiems žmonėms, ir savo, ir esu tai dariusi iš tikrųjų, nes aš tai galiu, kada noriu padaryti, galiu savo namie, galiu lauke, ar panašiai paskui tiesiog išsiųsti. Dėl ko iš pradžių galvoju, ar man patiks lipdyti sienas kitų namuose, nes vis tiek yra ilgas procesas, tai yra savaičių darbas. Tai aišku, vieta pririšta ir aš galvoju, turėsiu vykti, turėsiu lipdyti, turėsiu žmonės trukdyti, turėsiu teršti šiek tiek jų namus, kad pagražinčiau vėliau. Bet pasirodo labai svarbu, kaip su iliustruotoju ir apskritai dirbant, bendraujant su kitais žmonėm, tiesiog, kad tas žmogus tam imponuotų, kad sueitų, taip sakant. Tai jeigu tau sueina, tu matai, koks svarbus yra jam, kad kokie svarbus yra jo namai, tai tu pats nori prisidėti prie to jaukumo ir grožio. Tai šiek tiek esu pakeitusi šiek tiek požiūrį šitą. Tikrai karts nuo karto imuosi tokių projektų. Kaip jums šiaip kilo idėja tinkuoti, nes tai toks neįprastas dalykas ir man atrodo Lietuvoje, net nežinau, ar rastumėt dar tokią sieną, kur žmogus irgi tą patį darytų ir gipsinį tinką naudotų. Aha. Aš mačiau, kad yra daroma, aišku, kiekvienas turi savo tą stilistiką. Aš tiesiog prasidėjau nuo to, kad buvo darbo kambarys, kai ten atsikrausčiau tą butą, buvo su tokiu labai ryškiu fototapetu. Ir aš ten rašydavau ir man tiesiog plaškydavo tos pernelyg intensyvios spalvos. Ir aš vieną kartą neapsikendus tiesiog nuplėšiau ir žiūriu, galvoju, kas čia dabar bus. Supratau, kad jau geriau. Bet ir maniau, ar palikti tą tuščią sieną, ar kažką su jo daryti, išpiešti, ar ten šiaip kažkaip išdekoruoti, pakabinti paveikslą. Ir prisiminiau, kad kažkur man internete šmėžavo, kad daro reljefus. Tai aš tiesiog pasiškau, kad nėra tokių medžiagų, kur aš mačiau pavyzdžius Lietuvoje, tai nuvažiavau į statybinių prekių parduotuvę, nusipirkau gipsinio tinko, su kurio paprastai lygina sienas, aš dariau atvirkščiai, aš jas dariau iškilės ir bandžiau. Tai ten išnaudoju kartais nuo 60 iki 100 kilogramų tinko, kad gautųsi tas vaizdas. Tikrai nemažai eksperimento būdu. Atrodo, kad jūsų vaizduotė srūva per kraštus. Ar didelė vaizduotė gali kažkiek pakenkti žmogui gyvenančiam tokiam pasaulyje, kuriame mes gyvename. Ir, kaip nepamesti sveiko proto tokių vaizduočių savininkams. Ar ją reikia prislopinti, ar kad susitaikytum su gal tokiu netobulu pasauliu, tą idealizmą nustumti į šalį. Idealizmas yra geras daiktas iš tikrųjų, bet aš kaip sakiau, kaip jautrumas, empatija, taip ir idealizmas, šiek tiek vargsti gyvenime šito dalyku, bet tie žmonės, man atrodo, yra didžiausia vertybė, didžiausias lobis ir geriausia, ką pasaulis gali turėti. Tai aš nemanau kažkaip, kad vaizduotė gali labai kenkti, nebent žmogus negrįžta iš vaizduotės. Aš dabar, kol išgirdau klausimą, man labiausiai patinkančią citatą netgi susiradau, kad tiksliai ją perskaityčiau ir tai labai apie tai kalba. Čia iš Michaelio Endės Begalinės istorijos. Yra žmonių, kurie niekada nepaklius fantazijon. Yra ir tokių, kurie gali, bet amžinai lieka tenai. Ir dar pasitaiko vienas kitas, kurie pabūna fantazijai ir grįžta atgal. Taip kaip tu, Bastianai. Ir jie pagydo abu pasaulius. Tai man atrodo, kad labai svarbu ir ta vaizduotė, ir jinai nekenkia, jeigu tu esi vienoj kojoje ir čia. Ir vaizduotė labai praplečia tą realybę ir tikrai man irgi padėdavo susitvarkyti kažkokiais sunkumais ir suprasti, kad
kad ir kaip ten blogai tau tuo metu, kad pasaulis nėra vien juodas, išvelgti tas potencialiai šviesias spalvas, kurių tu tuo metu nematai. Tai vaizduotė tikrai, manau, kad labai labai padeda bet kurioje situacijoje, tik sakau, svarbu ir grįžti į tą realybę, ar ne, ir tiesiog praplėsti, kaip sakau, kad papildytų tie abudu pasauliai vienas kitą. Tai, nežinau, ta citata viską žmonė pasakė. Mano klausimai baigėsi, labai ačiū už pokalbį ir iki pasimatymų. Labai lauksiu jūsų knygos kitos paauglių ir tikrai perskaitys. Nu, va, tokie, Komentarą. tai labai motyvuoja tęsti, jeigu kažkas laukia. Tai ačiū labai už klausimus, labai tokius pasigilinusius klausimus, matosi pasiruošimas, tai labai smagu buvo atsakinėti. Ačiū.